Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukaitis kreipėsi į Konstitucinį teismą dėl valstybės įsipareigojimų piliečiui sveikatos apsaugos srityje. Konstitucinio teismo nutarime pabrėžiama, kad žmonių sveikatos apsauga yra konstituciškai svarbus tikslas, viešasis interesas, o rūpinimasis žmonių sveikata – tai valstybės funkcija. Konstitucinis teismas labai aiškiai pasisakė, kad nemokamos gyvybiškai būtinos, gyvybę išsaugančios ir gelbstinčios pagalbos apimtis turi būti nustatytos įstatymu. Taip pat teismas pasakė, kad ir privalomojo sveikatos draudimo fondo pinigais teikiamos medicinos pagalbos apimtis turi būti nustatytos įstatymu. Teismas taip pat pasakė, kad yra galimybė finansuoti kiekvienam žmogui patį save, draudžiantis papildomų sveikatos draudimų privačiuose draudimo kampanijose arba ir valstybinėse kampanijose. Ir už tai taip pat turi būti atskirai aprašoma, ką jis turi gauti ir kaip tai turi būti apmokama. Ir ketvirtas dalykas, teismas pasakė, kad taip galimi mokėjimai, tiesioginiai mokėjimai, kur žmogus gali mokėti tiesiogiai už tam tikrą pagalbą ar gydymą, bet tai taip pat turi būti teisiškai tiksliai atskirta. Teismas labai aiškiai pasakė, kad turi būti teisinis aiškumas visų šitų finansavimo šaltinių, apimčių, paslaugų ir taip pat tai, kad tai turi būti nustatyta sąlygos ir apribojimai turi būti nustatyti įstatymu, kad sutartis sudarant būtų labai tiksliai viskas aprašoma. Sveikatos apsaugos ministro teigimu, Konstitucinio teismo nutarimas leidžia sugrįžti prie Seime atmesto įstatymų pataisų paketo. Štai šiandien aš galiu drąsiai pasakyti, kad mums teks koreguoti sveikatos sistemos įstatymą, sveikatos draudimo įstatymą, koreguoti sveikatos įstaigų įstatymą, kitus įstatymus, kad įgyvendinti ir pataisyti taip, kaip Konstitucinis teismas pasisakė. Dar vienas svarbus dalykas. Teismas pasisakė, kad visos sveikatos įstaigos turi būti paskirstomos Lietuvoje. Taip ir parašyta. Valstybė privalo turėti tiek ir taip paskirstytų įstaigų ir vaistinių visoje Lietuvos teritorijoje, kad žmonėms būtų kiek įmanoma arčiau pasiekti jas, pirminės sveikatos priežiūros įstaigas ir vaistinės, antrinio lygio, tai yra ligoninės ir taip pat tretinio lygio specializuotus centrus, kad būtų galima iš tiesų pagal įstatymą nustatytą tvarką užsitikrinti, jog tokia pagalba yra teikiama laiku, kokybiškai ir pasiekiama. Nes turėsim kalbėti ir apie eilių reguliavimą, ir apie gydymo metodikų reguliavimą, apie tai, kad būtų aišku, kad jeigu draudžiama iš draudimo, tai tas turi būti pilnai finansuojama, jeigu teikiama pagalba iš biudžeto, tas turi būti pilnai finansuojama. Žmonės turės žinoti tai, kad iš tiesų yra tvarkinga, aiškiai skaidri sistema, kad nebūtų tokios sumaišties, kokia yra dabar.